Nu ką, pradedam gaminti motokroso trasą. Ragas, gerai, kad turim ekskavatorių. Tai reiks kelti, nes čia bus kaputė. Oh my god. Eik, to naša. Gruzas. Karočią, gruzas. O tu durn. Sveiki gyvi. Dar viena ūkininko serija. Ruduo. Lapai auksiniai jau nukritę. Pradėsim statybas. Ūkis prasideda. Ūkio įgyvendinimo projekto įgyvendinimo planas prasideda realiai nuo pagrindų, nuo pamatų, nuo statybų. Tai planuoju, matuoju, vaikštau, susižymėjau, kur stovės sandėliuks, kur stovės konteineris perdirbimui, kur bus tvora, kur bus vartai, čia daugmaž. Ir kiek man reikia aikštelės pasidaryti, kad po tešlyną nesimūryti ir kad turėčiau pagrindą visiems statiniam dėti. Kadangi bus vykdoms perdirbims, ne tik auginims, bet ir perdirbims, tai reikės patalpų, reikės plauti, reikės perdirbti, reikės kažkiek gal sandėliuoti, kažkiek gal šaldyti, tai matysim. Dabar čia turiu tokį keliuką tešlinėlį, tai plans yra iškasti juodžemį 30 metrų kvadratą, tai reiškia 30 metrų į tą pusę, 30 metrų į tą pusę, ne 30 į tą, tai žodžiu gaunas 900 kvadratų. Skaldos aikštelės. Čia mano daugmaž, čia biški panešim ten, biški pastumdysim, prastumdysim, bet čia bus kažkur daugmaž sandėliuks mano toks vienas jau turims. Vienets, čia pirksim kaip jūrinį konteinerį, kaip ieškau dabar jau, kaip ir tokios kaip nuotraukoj būdos. Nuo fūros šaldytuvą, be važiuoklės. Čia tam tarpe galvoju tarp tų dviejų sujungti, padaryti tokį sandėliuką. Nu, matysim eigoje, kaip čia gausis. Viskam reikia daug pinigų, tai dabar bandysiu atsikasti, pasižiūrėti, kiek turim juodžemio. Tiksliau, kiek man reikės skaldos pasiskaičiuoti grubiai, nes čia 1000 eurų viskas kainuoja, o kaip jau sakiau praeitam video, jeigu nematai, tai niek ten daug nepraleidai, čia sužinosi šitam daugiau. Tai pinigų nėra daug, praktiškai sulig aikštelės statybom, ko gero pasibaigs visi. Iš tikrųjų verslo plane ir visam tam projekte buvo prifantazuota daug, buvo optimistiškų labai daug prognozių. Bet aš einu su tokia mintim, kad kai reikės, įgausim. O jeigu nieks neduos čia tai pradžiai, kaip sakant, nieks neduos, nekompensuos, nefinansuos man nei kažkiek tos sumos, šiuo atveju 60 000 eurų, tai nieko nedarysiu, tai niekai nereikės man. O kaip reikės, jau išsiaiškinsim, tai matysim, kaip čia sekas aiškintis. O kas bus visai likusi žemė? Jūs manęs turbūt klausėt. Tai nuo šito koliuko, jeigu ten matos, prieinam arčiau. Nuo šito koliuko iki ten galo, apie 1,5 hektaro, taip žiūrint, taip kertant, tai ten bus smidrų lauks. Vagas šitaip. Palei dabartinį planą, kas 2,5 metro, 30 000 sodinų daigų. Tai už manęs 1,5 hektaro likusios žemės bus pasodinti 30 000 smidrų daigų. Šparagai, smidrai dar vadinami. Apie 0,5 hektaro teritorijos liks nepanaudota pradžiai. Nu kaip, 900, kas čia gaunas kvadratų, bus mano aikštelė padaryta, o likusi dalis ateity galbūt bus šiek tiek kur prasiplės, galbūt kažką tai, vat ir grėžinį reiks išsigrėžti, ten ta aikštelė čia gale valymus, elektrą vestis, nu žodžiu, daug reikalų, o ten gal kada prūdą iškasim, nežinau, matysim, bus kažkaip žiūrėsim, gal kažkiek paskui praplėsim tų vagų. Dabar projekte ir 1,5 hektaro, tai vat bandysim tai įsigyveninti, pasidaryti. Ką aš dabar čia darau, tai kaip ir sakiau, jau ruošiuos tai aikšteliai, bet man reikia paskaičiuoti, reikia pasiplanuoti, kiek čia man reikės tų mašinų, smėlio, tos skaldos, malto, betono ar ko mes čia dėsim. Tai bandysiu išsikasti kelias duobės, pasižiūrėti, kiek ir čia juodžemė iki molio, kiek kada prisikasim. Labai tikiuos, praeitam video sakiau lievai kamuolis, o dabar jau tikiuos, kad tas molis arti bus, nes čia brangiai kainuos, jeigu bus daug žemės tai vietoj.
Eina savo. Dofiga čia tai juodžemė nesąmonė. A tikrai čia taip darysim, gal reikia ant viršaus kalus viskas. Nu kaip darydaba. Štoli pardavinėti juodžemį reiks, kad atsipirktų man bent kiek. Vo, biški kažką pasiekiam. Da, biški atkaskim. Nu gerai, per kastuvą, ne? Kažkur prisikasiu per kastuvą. Per kastuvą ir 3 comų. Nu, kažkur grubiai galim skaičiuoti 3 comų juodžemio. Einu dar vieną vietą skylį išsikasti. O, prisikasiu. O, matai, molis. Per kastuvą. 3 comų molis. Ką visą tai reiškiasi? Galiu daugmaž primest, kaip aš čia skaičiuoju. Tai visą laiką bandau tokį pesimistiškesnį arba, žinai, brangesnį variantą savo prisimest, kad, kad netrūktų, žinai, kai reikės atsiskaityti, kad netrūktų, kad nebūtų kažkoks wow ar kažkas, žinai. Tai jau geriau finale gaunas pigiau, negu apsiskaičiuoji ir paskui, žinai, galvoji, oho, mane čia apgavo, arba čia dar kažkas, arba čia, žodžiu, brangiau išėjo, negu tikėjaus, neužtenka pinigo dar kažkas. Tai skaičiuoju grubiai ant 900 kvadratų. Ką mes turim, čia iš tikrųjų bus apie 800 dabartinių planų, bet čia kaip atvažiuos traktorius, gal viskas pasikeis. Tai taip turim 20 metrų, taip turim 40 metrų. Kas gaunas 20 × 40, ne? 800. 800 kvadratų. Aš skaičiuosiu viską grubiai ant 900. Nes, žinai, kaip sakant, kaip ir pasakau, norėtus man gal labiau 30 ant 30 daryti, bet dava pradžiai, gal reikia biškį pataupyti, užteks šito 20 metrų, manau. Gerai, turim gylį, 3 comų. Tai nežinau tiksliai, kaip iš tikrųjų gausis. Vis tiek, žinai, dar smėlis, trombuojas, ten viską. Kaip čia iš tikrųjų faktiškai gausis, aš nežinau, aš nesu nieko panašus daręs, bet bandau primesti. Tai 900 kvadratų dauginu iš 0,3. Tai reiškia 30 comų. Mes turim 207 kubų. 207 kubų medžiagos. Tada reiks mums reiškia užpildyti visą tą vietą, aš taip suprantu. Galbūt aš klystu, gal mums reikės šiaip kokių 300 kubų. Bet sakau, kadangi aš skaičiuoju ant 900, darysim 800, tai gal bus daugmaž normaliai, ne? Nes vis tiek ten trombuojas, viską. Tai smėlio mašina 12 kubų kainuoja 103 eurų čia atveža. O skaldos ant viršaus, kas bus, kainuoja 280 liktai, man atrodo. Klystu. Pataisysiu. Tai 12 kubų tik tai. Tai kaip mums dabar čia palauk, reiktų paskaičiuoti. Mums reikia 270. Padalinam iš 12. Kiek mašinų reikia? 2,5 mašinos. Jeigu mes viską tik smėliu užpiltumėm, gal neteisingai skaičiuoju, blema, kaip čia paskaičiuoti, kiek mums reiktų? Paskaičiuokim taip. 5 comus skaldos dėkim, o 2,5 comus dėkim smėlio. Tai jeigu mes turim 900 kvadratų kart 0,25, 225 kubai. 225 kubai reikia padalinti iš 12 kubų mašiną. Mums reikia 19 mašinų smėlio. 19 mašinų smėlio reikia. 19 mašinų smėlio, 19 kart, kiek sakiau, 103 mašiną, ne? 103. 2 štukos 407. 2,5 gabalo vien už smėlį reikia sumokėti. O man sakai, 3 štukas čia įtilpsi, žinai. Čia tik smėlis nekainuos. Čia gal tai pinigų neužteks. Tada 900 kart 0,05. Čia tarkim mane skaldos ant viršaus. Ir 5 kubai. Padalinti iš 12. Mums reikia 4 mašinų skaldos. 4 mašinos skaldos kart 280 štuka 120. Tai vien už medžiagas gaunas. Kiek mes sakiau, kainuojame tas skrinčiuoti? 247 plus 247. Tai 3600 beveik gaunas vien už medžiagas. Kas susipils vietoj juodžemio? Dodli! Kur buvai? Kur buvai išlėkęs, ką? Tai žodžiu, 3,5 gabalo. 3,5 gabalo. Vieną ant skaldos jau čia reiks pamažinti aikštelės.
Tai dar traktoriaus, kiek darbuosis traktorius, nu ten net ne traktorius, kas ten bus, eskavatorius. Kiek darbuosis eskavatorius? Eskavatorius darbuosis kokias 2-3 dienas, taip įtariu. Nežinau, po kiek valandų, bet valandą apie pidisą kainuoja. Įsivaizduoji? Tai jeigu, tarkim, nu grubiai, nu tai skaičiuokim, 3 dienas darbo traktoriui, ne? Gal nereiks tiek, aš nežinau. Nu čia, sakiau, pesimistiškų tokių variantų. 8 valandas per dieną darbuojas traktorius, tarkim, ne? 8 kart. 3 dienos, 2-4 valandas kart PM, štuka 200 už traktorių, už eskavatorių, ar koks čia bus tas vikšrinis kažkoks tai, ko gero, daiktas. Štuka 200 dar. O mano koks darbas bus? Tai reguliuoti biški kažką, kur kast, kur dėti, kur nukast, kur padėti. Net nežinau, ką daryti su to juodžemiu. Ar pilti krūvą, čia gal statytis kalniuką, apilti kažkur ten pardavinėti juodžemį. Ar apšė ten ir biški tokia kaip dobelė, čia tokia biški tokia ta mano, čia tas lauks. Gal ten išsilyginti tą lauką. Bet vėl čia traktorius valandas, a verta. Nežinau. Tai, o dar ką aš turės daryti, tai išsinuomos trambalką, kokiu 500 kilų, įvažinėtis, kai atveš mašiną smėlio lyginti, tas paskleis, o aš su trambalka važiuosiu ir trombuosiu tą smėlį. Tai gal mažiau reikės dėl to kvadratų daryti. Ne, dėl to, kad aš darbo bijau. ne, ką pinigų aš tiek neturiu. Nu ne, kažkaip išsiaiškinsim, kažką. O šiaip darbus palei planą turėtume pradėti jau šią savaitę, tai ir ne ryt, o poryt jau. Tai aš taip tikiuosi, taip bus, taip padarysim ir galės jau pradėti kitus reikalus pirktis, bet kad pirktis reikia gauti biški paskolėlės, reikia biški pinigėlių pasiskolinti. Tai čia irgi tą klausimą spręsim kitą savaitę, nes paramos lėšų tam reikalui neskirta, čia tą turiu iš savo pasidaryti. Paramos lėšom bus perkami smidrų daigai. 30 000, bus perkama paslauga ir perdirbimui mes darysim liofilizavimą, tai liofilizatorių pirksim aparatą, kuris freeze-dryinsim, žodžiu, produktus. Palei projektą šiaip freeze-dryinsim smidrus, bet kadangi aš jau tą aparatą turėsiu ir kol smidrų nebus, aš tikrai pabandysiu ką nors kitką pa-freeze-dryinti. Tai galbūt ir pavyks kažką tai sugalvoti, nežinau, irgi. Tik mačiau YouTube kaip tai daro. Atrodė įdomu, norėjau pabandyti, tai tikiuosi atsipirks tas įrenginys, nes tikrai nepigus daiktas ir procesas kainuoja irgi nemažai su juo dirbti. Elektros įvads kainuos dar apie 5000 kažkur, man atrodo. Nors aš nesuprantu irgi logikos. Laidai einštis čia, matai laidai, stulpsantais. Žiūrėk, papasakosiu. Pagaliai internetinę ESO skaičiuoklę elektros įvadui įsivesti, ant šito stulpo man kainuotų 4500 eurų. O ant šito stulpo, kuris man logistiškai būtų patogesnis, jau beveik 10 000 eurų kainuotų. Įsivaizduoji, o elektra eina čia taip ir nueini ten tą namą. Tai kokio velnio ta kaina tokia didelė, jeigu tau reikia paimti jaučių laidus, numesti čia kažką ten pajungti, biškį kažką į tokias šaibas mokėti. Nes skaičiuoja elektrą nuo kažkokios tai pastotės, priestotės, stoties, kažkur atstumą. Tai karoč šitam stulpe elektra kainuoja apie pusę karto pigiau negu biški čia už kiek čia 20, kas 20 metrų tie stulpai, man atrodo, ir už 20 metrų. Ne, 30. Jo, kas 30 metrų kažkur čia tie stulpai, kaip mano čia tas rubelius čia mano bus. Tai va, kas 30. Už 30 metrų jau gaunas tiek daugiau, ne? Nesąmoningi skaičiavimai. Tai, o kad paskaičiuotų tikrą kainą, turėjau susimokėti dar 2 eurus. Wow, man biški keista. Bet jo, gal ir suprantama, belekas, ne? Trukdys čia dirbti, skaičiuoti kažką, žinai, nepirkti paslaugų. Tai jau jeigu susimokė, tai gal tau jau tikrai reikia, tikrai atsisendi, kad čia ims tą elektrą, žinai. Čia bele kokių, žinai, nesąmonių neuždavinėsi, tai gal, gerai, tai tikiuosi atpiks, tikiuosi nebus tai brangu ir tikiuosi gausiu ant to stulpo, kur man būtų patogiau už tą kainą, žinai. Reikės grėžinių, gal kažkas turi patarimą apie grėžinį. Niek nesuprantu, niek nežinau apie grėžinius, bet kiek domėjaus, galvojau adatinį, bet kaip mane čia nutikė, kas su adatiniu čia šūdą, tu nieko nepadarysi, nieko čia negausi, žodžiu. Įteisintus grėžinius vėl, ten biurokratija, Jėzus Marija, ten nežinau, kas per reikalai, kosmosas kažkoks. Už ką tus pinigus mokėti 400 už dokumentų tvarkymą, atkarčiai ne veltui to 5500, sako, už grėžinių išgrėžimą, be įrangos vandens siurbimo, kuri dar kainuoja apie 1500. Tai dar už dokumentų tvarkymą plus
500, A4 kiek ten. Tu jauti, ką čia per nesąmonę. O kai paklausi, tai čia kas susideda tą kainą, nu tai viskas. Zeba. Nežinau, ką, šulinį kasim? Ne, projektai ir grėžinis numatyti jaučiu šulinio, gal kas tai nebeleisi. Šiaip čia ne faktas, kad tam šulinį vandenį atrasi, nors gal pavyktų, gal iš to datinių pavyktų, kažkiek to vandens pradžiai turėtų, paskui kai turėsim smidrų užauginsim, gal tą grėžinį pasidaryti. Bet vėl tas legalizavimas šitas reikalas eina savo, kosmosas. Nu gerai, daugmaž žinau, kiek čia to juodžemio, dar pastovėsiu čia, pasivaikščiosiu, pagalvosiu, gal susimažinti tą aikštelę kažkiek dar. Bet kaip ir nenorėtus mažinti, nes antrą kartą paskui vėl čia organizuotis, vėl čia kažką daryti. Jeigu trūks, biški pamoina. Nu, nežinau, gal reikėtų tą konteinerį užsukti, taip statyti. Nu, dar reikia pagalvoti man, iš tikrųjų. Reikia pagalvoti ir dėl aikštelės ploto, ir dėl tų mano statinių. Ar aš tikrai taip noriu statyti? Gal aš sutaupyčiau, jeigu aš taip statyčiau mažesnį aikštelę daryčiaus, o paskui jau, kai bus šaibų, gal iš vis pasistatysim trobačią. Nu ką, perplanavimas įvyko, sutaupėm, kiek čia, 200 kvadratų, iš vis padariau 600 kvadratų aikštelę suplanavau, perplanavau aikštelę iš 600 kvadratų, vis tiek į 3 štukas netelpam palei mano skaičiavimus. Čia aišku dar matysim faktiškai galbūt ir daugiau, bet nu pasižvalyk. Žodžiu, tas keliuks ir valstybinė žemė, bet aš irgi susitvarkysiu, juk aš apsitvertinu nesitversiu, čia tvorelė bus gražiai visur palei tą keliuką, o va tiek, kiek irštis, matai, rulėtės mano patiestos, tiek bus sutvarkęs, nu čia ko galėtų įvažiuoti, bet tešlų viską apsisukti, viską kam ką reiks privažiuoti ir va. Čia tarkim tvora, ten vartai 6 metrai, čia stovi konteineris tas manasis didysis, 14 metrų beveik. Ar konteineris, ar izoterminė puspriekabė be važiuoklės. Nu, šaldytuvs, žodžiu, kažkoks tai. Dar tiksliai nežinau, koks žiūrėsim, kokį gausim. Ne jūrinis šaldytuvs ir biški pigiau. Ten, sakau, tos puspriekabės biški pigiau gaunas, tai galimai tokį variantą. Nu, bet matysim. Tada čia yra tas mano sandėliuks, kurį kaip ir turiu reikti atsivežti, jeigu nesugriusinsai. Tada čia šiek tiek vietos apsisukti, pasiparkuoti traktoriuką, dar kažką. Nu nežinau, šiaip iš tikrųjų dabar toks, nu kaip čia pasakyti, sudėtinga. Ir suskaičiuoti, sugalvoti, kiek man šitos vietos reiks. Man akivaizdžiai šitos vietos kažkada bus per mažai, bet pradžiai mano užteks, tai dabar, kadangi tų pinigų ir labai limituotis kiekis ir reikia daugiau negu nuirti, tai bus gerai, taip manau, o paskui matysim. Nu tai da, galim pasivaikščioti po mano teritoriją, va čia skalda visur aikštelė, ne? Čia atsižymėjau šitais, kur kasim lauk. Čia sandėliuks tur, toj pusėj lango netur. Čia tur 2 langus, iš vienos pusės duris ir iš tos pusės langai. Tai bet nežinau, aš dar tokią mintį turiu visai, galbūt čia paskui su laiku užsikalti tą kampą. Nu dabar čia taip sugalvojau, žinai, ne, tai pastačiau, nes su mintim, kad galbūt čia užsikalti kokie pasidaryti, tai, nu, tipo kažkokį lauko sandėliuką ar kažką tokį, žinai, kur nešildoms bus. O čia bus tas sandėliuks ir 6 ant 3, tur 2 kambarius ir tualetą. Tai jeigu man viskas su juo pavyks, kaip pagal planą, tai visai neblogs variantas, jeigu ten aišku, reiks remontuoti, reiks ten atsinaujinti, susitvarkyti, nes gan apleistas yra, bet jeigu sienos laikys, jeigu išeis nukelt jį nuo tos vietos, tai tikėkimės pasitarnaus. O tam konteinerį didžiajam, tai visas perdirbims ir panašiai. Ir plovimui, ir biški sandėliams, gal biški kažkas. Šiaip didelis atrodo, nemažai tos vietos. Aišku, iš pločio tai čia nedaug, biški virš 2,5 turbūt, bet tikiuosi kažkaip susidėsiu, gal normaliai bus gerai. Nors dabar žiūrint, tai čia ilgio realiai neišnaudojama patalpa, žinai, tai galbūt per vidurį galbūt reiks pasidaryti duris. Žodžiu, dar čia jaučiu pergalvosiu, nežinau, iš tikrųjų dėl to išplanavimo, bet mano aikštelės nebeplėsiu, tai bandysiu sutilpti į tokią, kokią nusimačiau, o kaip jau bus, tada ir galvosim, kur čia padėtus. Bet dabar reikia vis tiek iš pradžių nusimatyti tą valymo įrenginį. Reikia prasivesti vamzdžius į kurną, įsikasti, į kokį vamzdį išleisti. Eina savo, karočią, kiek čia galvos skausmo, aš niekad nebuvau pagalvojęs apie tai. Tai ką jūs žmonės darot, kai namus statotės? Nežinau, nu tai va, bus gera praktika. Paskui gal tenais va gal kokią chatą pasistatysim, išsikasim prūdą. Išsikasim prūdą, pradžiai pirti, paskui trobą. Ne, aš nežinau, juokauju.
gal nereiks kast prūdo, gal prie kokio ežero pavyks nupirkti. Nu, žinai, svajoti nėra draudžiama, kaip sakant, svajoti sveika. Ir tas svajones pabiškai stengiamės įgyvendinti. Tai jeigu turi minčių, kaip galėčiau išdėlioti, jeigu supratai, ką aš čia noriu padaryti ir ką aš čia noriu pasistatyti, kaip tu darytum, gali pakomentuoti, žinai, kur čia ką apdėti. O jeigu turi daug pinigų, neturi kur dėti, tai gali permesti kelias euriukus, yra prašymė ten kur. Galbūt galvojau, gal reikia Patreoną įkurti, žinai, dar kažką ten, nes daug kam nepatinka, čia galės reklamom žiūrėti. Jeigu YouTube premiumo neturit, kaip sakant, visiems reikia to pinigėlio, dėl to ir YouTube's deda reklamas, kad galėtų mum biškį sumokėti. Tai jeigu neturi ten to pinigėlio ant YouTube premiumo, galbūt reikėtų atsidaryti kokį tai Patreoną, pigiau biškį padaryti, jeigu tik mano video tai žiūrit, jeigu tik man tai reikia. Čia, žinai, tas reklamos tik pas mane, gal šitie ir ką žinau, čia skundžiasi komentaruose, kad reklamų daug, parašyk komentarą. Ar reikia Patreono, ar reikia kontribikuoti. O aš einu toliau galvoti, sukt galvą, ką čia da, kaip čia padaryti. Čia turis. Užeis. Eik, durli, eis. Atik. Ką čia turim? Čia kriauklė. Svalyčiau gal kažką. Čia gal stalas kažkoks, ne, čik, papjaustai, čia kažką susitvarkai. Šitos vietos kaip ir yra. Kažkam gal lentyna kokia. Nežinau, kas čia. Čia tas liofilizatorius, daug neužėm vietos, čia gal. Čia šalia stalas, čung, čia taip, čia darbuotis gal. Tai ką man tiek daug tos vietos ten? Tai gal 6 metrų užtenka? Kokia velnio man, 12, 14, kiek čia tų metrų tas konteineris? Ką aš čia veiksiu tam kampė? Šaldytuvą kokį? Blemba, 6 metrų užtektų ir šaldiklis tilptų. Šaldiklis, lentynos, statalai, kažkur pasandėliot biškį, minimaliai. Gal reikia mažesnį konteinerį pirkti. Gerai, eini laukti. Tai jau išėjęs. Gerai. Duris atsidaro. Įeinam. Kojas nusivalyk. Tu neik, pabūk čia. Šiandien pašikti. O, durli, kaip tu įėjai? Moki duris atsidaryti? Čia kambariukas. Kamurkė, stalas. Gal čia ofisiuką, kambariuką. Gal sofkikę pakimarint, pačilinti, pakritus, pakimarint. Ne? Ar čia tik pakimarint, o čia ofisiukas pasidarbuot biškį, gal kažkokia sąskaitą išrašyt, gal kažką biškį, ne? Kameras pažiūrėti, kas naktį valkėjos. Nes bus čia kameras, nebijok. Einam lauk. Čia. Tu per langą, ne? Gerai. Traktorius išties to. Padargai keli. Padargai ranžalės galės stovėtam. Tešlynė, purvynė, pofik. Nu jo, gal vis dėlto man biški per didelis tas konteineris. Gal aš pataupyčiau vietos pas save kieme. Pirkdams mažesnį, nors projekte ir parašyta, kad ten 12,5 metro jūrinis konteineris. Aš manau, nieks labai nesupyks, jeigu aš už savo pinigus tenai vis tiek perku, nusipirksiu biškį mažesnį, 6 metrų, 7 metrų, kiek ten būn, tą izoterminę būdą, ne, ar kažką tokio. Vis tiek įgyvendinti projektą man tai nesutrukdys. Nes man tos vietos čia gal tiek net niekam nereikia, aš dabar galvoju. O paskui, kai bus šaibų, paimsim dar vieną paramą ūkio modernizavimui. Ir pasistatysim didžiausią angarą. Na, aišku, vis laik man norisi į priekį žiūrėti kuo plačiau, kuo daug viską apgalvoti, kai iškart padaryti gerai, bet, ne vis laik taip gaunas. Ir kaip sakant, tas, ką gerai padaryti, turi nemažai turėti, iš ko daryti. Tai sandėliuks čia suklydau pavadinams, sandėliukų čia bus gal labiau tokios kaip administracinės patalpos, ne, su sanmazgu, tai ir tualetų, darbo erdvė, kompiuterinė darbo erdvė, nesakykim, pagrindinis vis tiek prie kompo bus namus, čia aišku nesivelgsim savo video montavimo seto, bus laptopėlis, galbūt spausdintuvas kažką, jeigu ten
padaryti pajėdimą, pasižiūrėti intikę kažką, susimokėti sąskaitas arba išrašyti kažkas sąskaitas, biški pačilinti, galbūt kažkokią tai nedidelę sofkikę, o čia tada gal susimažinti biški tą konteinerį ir tipo gamybinės patalpas vien tik tai, o sandėliuką tada lauko, kažkokį sandėliuką pasistatyti, tipo, nu, ten, žinai, kastuvui, dar kažkokiam priborui, ten, kažkokiam įrankiukui vienam kitam. Ir tiek. Dudlė, tau būdą kalsim? Ne, Dudlis, trobinis šauai. Mengos ant sofkės. Purvinam kojom padarus pasidavęs. Jaučka gerai bus, pakojos daiktus, varau, fantazuoti. Dar. Dėliuoti, dar reikia motociklą tvarkyti, šiaip neturėjau laiko. Šiaip jau kaip ir sutvarkiau, bet dar reikia pabaigti surinkti. Bėdas visas išsprendžiau, atradau, galėsit pirkti. Parduosiu, jaučiu, kad kol kas greitų metų aš motociklo neturės. Sorry, hebra, neturės motociklo. Suprantat, jaučiu, kodėl, ne? Nes jau turbūt papasakau savo planą apie save, savo problemas. Savo iššūkius, į savo išlaidas, į savo finansus turbūt daugmaž supratote, ne? Ką pasidarau aikštelę į sausas, sėdžiu, viskas įbaigęs mano santaupos. Na. Tiek žinių. Susitinkam kitam kadre. Čia bus jau kitą dieną, kai jau bus traktorius ir mes čia galėsim kasti. Kai jau pradėsim kasybos ir statybos darbus. Dudli, paimk, nunešk prie mašinos, imk. Kur išneši? Nešk čia, atnešk. Nešk čia, Dudli. Atnešk, nu. Atnešk šiupelį, atnešk kastuvą man, atnešk. Geras, Dudlis, ačiū. Ačiū. Gerai, duok, paleisk, jau paleisk. Jau gali paleisti, ačiū. O koks šaunuolis, va. Ir dar sak, nesidarbuoji, Dudlis. Darbuojas, matai. Nu ką, pradedam gaminti motokroso trasą. Kažin, kad atsipirktų. Pasiėmėm trombalką, trombuosim smėlį, va čia kasam šitais kalnus, žvyrus. Daug žemių, daug smėlio reiks, daug skaldos, brangiai kainuos, man atrodo, man šitą aikštelę. Šiems 3 euriukų čičinkt. To irgi euriukai kaps. Po kiam 5, kiek čia sulygom liktai. Oi, biški bortai atsidarė, ne kaip priklauso. A kaip čia? A taip turbūt. A, gal taip turbūt, nežinau. Nu, į ką, aš sakiau, 3 comų, ne? Pažiūrim, kiek ir 3 comų čia. Iki kelienų. 3 comų, blemba, juodžemio. Nu, čia dobė. Ai, žiek, va, čia drenažas tas. Kas čia gaunas? Pergiliai išsikasė gal biškė, ne? Čia ir tas, jeigu jau gal nebėra, ne? Čia jau greičiausiai nebėra, bet buvo melioracija. Va kaip, tai tau. Tai čia galės dėti bačką, šūdų bačką, tą valymą ir į tą vamsduką va įleist. Šitais va, melioracinis vamsduks. Pergiliai, kapstom, hebra. Niek to gal. Gal niek tokį. Nu, va tokie šitais ir melioraciniai vamsdukai, ne? Nesu nematęs šanu iš tikro. Bet tai gerai yra, aišku. Melioruotas žemės sklypas. Turbūt, kad gerai jį tada, ne? Mašina, trombalka, pateina, geras, komiai, nesu kiek panašus daręs, kad patlenki rankeną varo atgal, palenki rankeną varo į priekį, tai čia pilti ranką nepasų, bet pilus,
principas iš tikrųjų, kaip ar į kitą pusę gudruoji, kada vieną pusę bėgi, kitą pusę bėgi. Įdomiai, koks čia ir per principas veikimo, kaip va, taip važiuoji. Reiks paklausti ekskavatorininką ant gaudos visur. Ir su motociklu gerai važiuoti mokai. Ir remontuoti. Tai va, smėlio dėžiai šitais žaidžiu. Nuo vaikystės. Geras darbas, patinka namą. O, blemba, įstrigau. O, lipau. O tas suklydau, pasirodo, tas kainuoja 60 eurų valandą. Kem 5 ratinis traktorius. O tie vamsdukai ten, kur sakiau, tai pasakojo, kad ties drenažas, melioracijos ir 1,30 m, 1,20 m kažkur gylį. Ir trasa ein per čia kažkur ten. Tai apgavau. Čia pasirodo šiaip šiukšlė. Bet tokie tie melioraciniai vamsdukai, taip atrodo. Tai čia iš tų laikų kažkaip aukščiau užsilikę. Tai tikėkime, jie čia veik pas mumis. Ir va. Bet vanduo nesilaiko, sklips numelioruots kaip ir vis gerai. Nežinau, čia man daugiau reikia kažką daryti. Reiks eit paklausti direktorius. Ne, aš čia direktorius šiaip. Bet anie tiesiog specialistai ir specialistai žino. Direktorius dar turi sužinoti viską. Varyk. Varyk, instrukcijas nereik. O ką čia daro? Čia taip lenk. O tas sukas. Oh my god. Gerai, pala. Tas kel, tas neš ten. Pala, nebeatsimenu, kas ką daro. O išvers daryk. A jau gal vers čia? Ne, pala, nesu to. Katras vert, tas, Blemba, kad čia įprastreik. Laikykis nenukris. Per greitą, ne? Gerai. Lenka aušą. Į katrą pusę palauk. Eita. Dar lenka aušą. Dar. Davai į apačią. Į apačią ant tas ant savęs. Pala. Ne, visą strėlę leidai. Ai, tas į priekį. Taip. Važiai. Ant savęs. Išpakelk sanu. Ne. Žiūrėk. Nu. Tas kel. Aha. Matai, kel. Nu. Nuo savęs leidai. Gerai. Čia ir... Čia į tą pusę, čia į tą pusę. Čia į tep. Aš tuoj vėl pamiršiu. Tas dabar tep. Tas tep. Aha. Tas tep. Nu. Nu į ką, aš vis tiek nebeatsimenu, kas ką daro. Eik, tu net nepilna. Gerai bus. Užvers kaušą į save. Ties. Nebematau. Ai, ant šiukel. Jo. Davai išleid. Palabiš. Karšta, blemba. Didžiąją strėlę leisk. Visą. Nelenk. Leisk. Į apačią tada su tą ranką trauk į save. Išprikiau. Per giliai. Turi su abiejai, subrant biškinui. Dabar lenk kaušą. Prikiauk su tą į save. Su tą į šoną. Dabar išvers kaušą. Reikia gal pakelti į katrą pusę. Vers. Šoną nereikia užlenkti kaušą, kai išvelti nereikia. Šoną. Duobs nepakabink gal. Čia. Ranką. Į apačią. Labai į save suka. Ten tą išprikiau. Tu nori giliai. Ai, taip. Labai iš. Ką supranti? Nu, žiūrėk, tuoj mes padarysim taip, pafilmuosim, kaip tu darbuojas ir sumontuosim. Ir sumontuosim kartlenėm sistemą. Lenk pilną. Super. Dabar išvirti kaušus į langą. Šoną.
tada į apačias, tada... Dabar... Iškino... Ličio nenukabėjęs. Į katrą palauk, kaip kelti? Taip. Ai, tas kelti virš. Jo majo. Iškinos, tai, bet užlenk aušą. O? Iškinos, tai langų nežinai. Dabar gal per daug čia gazą to. Palando savęs. Man trūksta šito gazą iš tikrųjų. Gerai, keitamės. Čia lapas. Travo. Labai praečiai. Tai aš matau, bet žinai, čia kiek metų praktikos įdarbio? 17. Iš tikrųjų, kitam net sunku paaiškinti, aš pats nežinau. Nu tu jau Žinai. įpratęs viską klibinti, viską kaip ką. Čia kaip dantis valytis. Pabandyk su kairė ranką išsivalyti. Kiek? Ai, nu tai tada su dešinė pabandyk. Nėra bėdas, iš tikrųjų. Ai, nu tiem kairė rankiam blema, ten nėra bėdos su dešinė. Daugiau dirb, kaip pusrutuliu. Man tai blemas sunkiai, nu. Tiesiog galėtų tada greičių. Netapyti. Švelniai. Nu gerai, tu čia dar bogis brangiai išeini čia, man kasti varau iš tolo žiūrėt pala, nenumesk manęs, lipu žemę. Ei, pažiūrėk, kai įstrigau. Užsikasiau. Ai, nuo savo. Užbuksavo aparats mano. Kažin vest. Bandyta išvažiuoti. Akviesti pagalbos. Jaučka, reiks pagalbos, bet niek, tai jau peita. O, jau peita. Reiks papietauti. Ir po pietų šiaip gal gerai toks įsinkaravims. Nieks gal nenupypins, kol mes pietausim. Pažiūrim, kas čia bus. Užstrigo, užkeisim. Ragas, gerai, kad turim ekskavatorių. Tai reiks kelti, nes čia bus kaputė.
išgelbėjom. O šitais kaip tik po pietų dar vieną mašiną. Ketvirtą tik. Jei taip į toliau čia tas smėlį vežiuos lėtai, tai... Nu, čia savaitės reiks. O ekskavatorininkas dirb tik 2 dienas. Sakė, vėliau neturės laiko, tai... Šiandien rytoj, jeigu per šiandien rytoj nepavyks pabaigti aikštelės... Aš nežinau. Nu, labai tikiuosi, kad per rytoj viskas suvežiuos, nes... Gal rytoj duos dar vieną mašiną. O jei neduos, ką tada? Jei nebus tos mašinos, aš nežinau, kaip mes čia žadam susitvarkyti tada. Nes šiaip viskas normaliai, aikštelė jau atidengta, juodžemis nukast, beliko smėlis ir malas betons, taip vadinama skalda, papigiai skalda. Ir aš važinėjau trombuoju, tas kleido aš trombuoju, nu viskas, nežinau čia dabar. Nu labai tikiuosi, kad pavyks mums palei tą planą, nu. Nes savaitgalį nieks nedirb, šiandien 4, rytoj 5 ir viso. Nes man nuoma eina už tą trambalką 50 eurų, ten grubiai nėra taip daug, bet... Nu bet vis tiek, žinai. Pinigs prie pinigą, žiūrėk jau į 2 pinigai. Ketvirtą mašiną turim tik va tiek, į tai da nepilnai. Eina savo čia belen kiek daug reikės tų mašinų. Nežinau. Tikiuosi pavyks padaryti, kaip kad šnekėjom, kaip ką planavom, bet... Net nežinau iš tikrųjų. Pagyvensim, pamatysim. Antrą dieną toliau vežam smėlį, skaldą atvažiavo. Ilgai gauna šios tais smėliais, bet alku padarys. Kiek mašinų į tiek. Duos dabišk pažaist su ekskavatoriu, kai skalda papils. Nes alku veiksim, vis tiek lauksim, kol atvežda. Tai bent jau už tus pinigus, katrus sumokėsiu už valandas ekskavatoriaus, pats gausiu pavairuotiną. Pažaist su. O Tomi, ne tavo giminaitis. Ne tavo Kumins atvažiavo, ne Kumins, kas ten toks pala? Dėdė gal. Matyt snukis kažkur. Tu slaidus matė, ne, neklius gal? Ne, neklius, gerai ir. Už tokius pinigus, tokių šiukšlių tipo nusipirkau čia. Šiukšlis gera bus. Metal pasivyti. Atsipirks gal. Priduosime metalą, gal atsipirks. Kraunam į krūvą čia. Tokių šiukšlių, tokius pinigus. Eik, tu načia. Droties gabals. Nu šiukšlės. Gruzas. Karočią, gruzas. Kas nemokamai gruzų atsikrato, ne kas perkana. Jo. Trauk. Gerai, stumas. Gerai.
per pusę kaušką matytum peilį kiek lent giliai. Tai jau čia taip dabar. Nu, biškį mane pasisukdė. Ai, tu čia tą turiu menį, per pusę kaušką. Dabar nubrauk lygiai taip pat kaip čikas. Kaip aš čia dariau? Per giliai jau. Kelk į viršų. Su nori čekų pasikėlti. Su to į save trauk. Per giliai. Och, tu sučka. Tas čia. Tas čia. Čia, eik, tu kaip tu turi būti atkalęs čia daryti. Per giliai. Ai, na, čia. Ne, man tą ekskavatorių vairuoti palauk. Pridirbau, karačiu. Geriau kasti negu lyginti. Ne. Keičiamės atgal. Nu tai va, daryk savo darbą. Kiekvienas darykim savo darbą. Kiekvienas dirbkim savo darbus, varau trombu tada. Dar vieną mašiną šiukšlių. Na, tu gerą atvežiai. Laidų, gelžių. Oi. Padangas vadysim su tokiais, ne? Nu, kažin, kaip čia bus, matysim. Sakta, čia norma, taip daro, nu tai manykim, ką norma bus. Nu, kadangi jau šiukšlės vežam, atsivežiu ir aš iki tokių šiukšlių. Nu, čia akmenų įbiškį nekreipkim dėmesiaus. Ir va, šiukšlių tokių pačių šitais betono gabalų. Reik bandyti važiuoti tą aikštelę savo. Nu, čia atrodo nelabai pravažiuojama man, bet bandysim. Bandysim palaidot šitą šiukšlyną, kai mažiau smėlio reikėtų. Šiaip, taip reikia atsikratyti. Nu tai va, ir vietą kur paberti. Kol kas važiuojam. Pala, reik pažiūrėti, kur stumti. Kur stumam? Čia tiesiai? Nu davai, tiesiai, tai tiesiai. Užgesau. Palingu. Gerai. Nu. Viens. Varyk! Eik tu. Nu davai. Jaudinos, blė. Viens. Ir dabar. Gazą. Ko gesta, nu? Aš pilnas paltų, žinok. Kur stovir? Priek, duok. Arba na kasas, arba na ges. Gerai, kur dabar? A tiesiai? Tiesiai dabar? Tiesiai, varyk. Все? Nu pabandom išversti, palauk, čia reiks. Reikia atkabinti diržą, užkabinti, iškelti. A taip drastiškai, ne? Šimtų, buvo galinti. Давай. Sulaužyti jo priekabą, neapduos daugiau. Kur verti? Numerio apšvietimui py... A tu durns. Nepataikiai į tą duobę. Palauk, nuleisk, padėsiu aš. Eik, tu šik, velnes. Norėjau, kad numerio apšvietimui. Nu, jo. Kad turi dobelį, statyk tą Palauk, tuoj.
Ne, laiks dabar, ne. Kad numerio kvietėm, dėkime duobelį kažkur. Va čia, nu. Nu, čia technologija. Niek čia to gruzo nebuvo, pilna priekaba, karočiui. Nu, bet pasikas biški, nu ką, ne, gal sakyti. Šeštadienis. Vakar eskavatorius pabaigė darbus, išpylė visą aikštelę, išlygino, man beliko va susitrombuoti. Čia pam. Čia va tiek biški pratrombuota jau, ten dar, nu visą žodžiu. Dar tokia biški krūvelė liko, specialiai palikom, kad dar tokias biški dobelės palygint biški kažką. Tai žodžiu, šiandien tom ir užsiimsiu. Ir kiek man čia ta aikštelė visą kainavo, ne? Gal reikėtų paminėti, gal įdomu kažkam. Tai nuo čia, to kampo iki tos aikštelės kampo yra 20 metrų, o nuo šito iki pat galo apie 27. Šiaip dėjau 20 ant 20 grubiai, biški daugiau. Bet ten ir valstybinės žemės keliuks, kadangi man tą įvažiavimą irgi naudosiu, tai aišku, šunų neužtversiu, čia galės važiuoti ūkininkai, kurie ten darbuojas, kurie čia turi kitas žemės, čia toks kaip servitutinis kelias, ar kaip jisai vadinas. Tai čia bus užtverta tvorelė, mano čia vartai, visa teritorija, o čia galės kas norės naudotis tuo keliu, tai tikiuosi, kad nieks nieko nesugadins, o jeigu kažkaip išsimals, tai nežinau, tvarkysim. O aikštelė man kainavo 4300. Čia jau su visom nuolaidom, čia, žinai, sušnekėta, čia padaryta. Susipylė 14 mašinų po 12 kubų smėlio. Vieną matį priekabą grūzą įvariau ir 8 mašinos skaldos. Nu, čia ta skalda tokia, pats matei. Realiai va, statybinės irgi grūzo atliekos šiukšlės realiai. Mane biški erzin, kad ir vat, čia tokie šapukai gal ir nieko, bet ir malkų karoči, medienos, kuri nesitrombuoja. Tada daug visokių gelžgalių išrinkau, kas į padangas lystų, tai tikiuosi viską išrinkti, tikiuosi nebus nesąmonių. Tai dar čia reikės praseit, prasirinkti ir prasitrombuoti. Normali skalda, nebeatsimenu, kaip man ten vadinas. Žodžiu, normali skalda kainuoja 500 tokia mašina. Čia 2 Dar aišku, ten biški gal tą kainą mes, kaip sakant, paderinom, tai pagal pakalbėjimą iš lempos su pažįstamais tikėjausi netgi gal į 3000 tilpt, bet kai pasiklausinėjau kainas, sužinau, kas kiek kainuoja, biški primečiau, paskaičiavau, tai nusprendžiau biški apsimažinti aikštelę ir bandyti tilpti 5. Tai visai pavyko, viskas kaip ir gerai gavos. Dar aišku, už trombalką reiks susimokėti ten. 100 eurų, man atrodo, gausis. Už tiek, kiek čia pradirbo, realiai bus 3 dienos pradirbtos, už 3 ir mokėsim, nes ne taip ir skaičiuos, dar ir šeštadienį skaičiuos, nors nedirb šeštadieniais nepriim. Tai kaip ir neskubėjau vakar tada čia labai ardytis. Tai kūram tą traktorių, eskavatorių ir bandom išsilaisvinti savo grunto tankintuvą. Nežinau, kur čia rašo, 10:30. Kaip viskas gerai turbūt. Gal bandyti judinti, ne? Nelabai atsimenu, kaip. Pala, tas į tą pusę lenkia, tas į tą. Fucking hell. Tas kaušą lenk, tas suk, tas į apačią lei, tas į viršų kelk. Tas ant... Nu tai taip, į viršų kelk. Ir viskas ten dobė biški bus. Užlyginsim niek tokį. O.
Padėkim ant žemės gal, pala. tą kaušą atverskim biškį. Taip, padėkim. Prasidėjo. O, manykim, gerai bus. Čia kobinis buvo įlindas. Išrūsė skylę man. Ai, čia tai labai tvarkingai padėjau, eina savo, kaip profesionalas. Nu, pagnalė, ne? Ar reik pašildyti? Šlapi rankenas. Jeigu šlapias pirsnės, šalts rankas. Ko čia šildyti? Nu, jaučiu, baigiau. Kaip sutrombau, taip sutrombau. O kaip sakė eskavatorininkas, geriausiai trombuotis į laiks. Kaip atrodo mano aikštelė, pažiūrim. Nu taip, tipo. Nėra labai lygi, nėra labai graži. Čia visokia tokia, bam, 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 bam. Bet matysim, jeigu bus pelkių kažkur didesnių laikysis, atsivešiu tada dar kažkokios tai tos pačios kaldos, kažkokios biresnės užtaisysiu tas duobės. Biški čia apsitvarkiau, ir įvažiavimą viską čia prasidailinau. Norėjau ir kelią šį biški patvarkyti, nes čia toks išsimalęs. Bet su trombalka nein pavažiuoti gali susmegti, bijau susmegti kiek ėjo tiek, nes ant šlapio to tokio kaip muolė, tokia brrrana, neini į priekį, nei atgal grimsti dugną, karačiai. Tai tokias dėlas nežinau. Čia aš pažymėjau tipo dėl savęs dabar, taip, dėl fantazijos, dėl įdomumo. Pasižiūrėt, kaip atrodytų, jeigu aš čia tą tvorą dėčiau, vartus, kaip daugmaž kiek čia tos aikštelės liek. Tai iš tikrųjų gan nemažai čia sumerkiau dėl bendro keliuko. Nu, bendras keliuks tai vat ir toks, va, ten su traktorium ten kažkas karts nuo karto važiuoja, ar į tą laukaštis, ar į ten tus laukus. Bet ir dėl savęs reikės man juk čia ir atsistumti, ir įsistumti, mašiną įsivaryti. Tai manau, čia labai nenubėdnėsim dėl šito reikalo. Jei nieks neužpiks, ką mes čia patvarkėm tą keliuką. Nes ant atrodė tai va taip. Pats matai, kaip atrodė. Žolė iki kaklo užaug, nieks ten vos nepjaun, tai aš nusipjausiu. Kas man labiausiai nepatinka iš šito viršutinio grunto, iš šitos kaldos vadinamos, ane, kad jinai ir pilna šiukšlių va tokių, nes čia realiai atliekos ir statybinės atliekos, malts, betons vadinas, ane. Ir pažiūrėk, kiek šiukšlių aš pririnkau už tais be vaikščiotams, be rinkdams. Ir dar kas blogiausia ir, kad čia ir va tokių va, gelžgalių, vinių, karočių, visokių dratų išlindusių. Toks ir karač primesk. Ir kas durniausia ir, kad vaikštai po tą aikštelę arba trombuoji, darbuojas ir išlindęs drato galiuks. Ir tu trauki, bak, su visų plytgaliu išsikel į dobę liek. Na, aišku, aš čia nudaužiau tus plytgalius, atgal sumečiau. Tai kol da trombalką turiu, mažą čia bėdą, paėmėjai užsilyginai. Bet kai jau eksploatuosim tą aikštelę, normaliai pamatysi, kokį dratgalį išlindusi, patrauksi, išsitrauksi dobę. Nu, tai kažkaip su batais užspardysi, užmindysi, va. Dabar vėl eini, žiūri, nesupranti. A čia drats kažkoks, a čia gelžgalys, a čia, žinai, šapelis koksai. Tai da vieną šiukšlę. Būni medienos visokios, malka, medienos malka. Nes trombuoja irgi, reikia ištraukti. Nu tai toks tipo, ką žinau. Atrodo tai taip iš tikrųjų kaip atrodo, nu. Kaip atrodo, taip atrodo. Nežinau, šiaip, ko aš tikėjaus, nieko aš labai nesitikėjau. Nežinau, iš tikrųjų, kad tas kalda bus malts betons, daugmaž įsivaizdavau, kažkaip panašiai gerai. Nu, o kaip pagyvensim, pamatysim, gal nenusižudysim, gal kažkokio malto asfalto ant viršaus, da ką nors, bet čia su laiku, dabar jau skaityk čia, gul.
KTMs. Jau neblogs KTMs išeitų. Nu toks jau, su įpurškimu padėvėts, bet da važiuojantis, da gal net nekalantis, gal net į po kapitalinio, ne? Kaip ten sakė, visi motociklai parduodami ir po kapitalinio. Gal net iš juodo kokį variantą būčiau nusipirkęs, ne? O dabar va ką? Dabar bus aikštelė, stovės Citroens, kituonis darbuosis. Bandys uždirbti tam naujam gal KTMui kada, ne? O čia visa krūva, kas išsikasi, tai reiks samdyti vėl kokį tai galbūt ratinį traktorių ar kažką tai, bandyti išsilyginti tą lauką. Nes ir toks irgi visas bangos, tai kaip ir būtų gal gerai ant pavasario susitvarkyti prieš sodinimą. Dabar reiks prašyti, kad išartų visą čia tą dirvą. Nu jau matas, ten ir dobė, ten kalniuks, ten vėl dobė, ten gale vėl kažkokia. Tai gal biški paskleisti tas žemės čia visur. Ir kaip ir išsiskleistų, nors manau. Aišku, reiks dar akmenis išsirinkti iš tos dirvos, viską. Tai vėl bus krūva akmenų. Šiaip ką, belenkiek akmenų pririnkau pavasarį, nu tikrai daug prisikrovė, aš manau, visą mašiną. Realiai irgi tokia, kokį 12 kubų. Tonų tai ten nežinau, kiek turėjo prisikrauti. Kiek priekabėlių buvo, dabar galvoju. Net nebeatsimenu, gal net 13 kokį priekabėlių, nu, kad ta prasme, vos čia ėjo nas paveš, nu tikrai daug. Tai aš vis tus akmenis galvoju, kur aš anus dėsiu. Atidaviau už dyką. Tu primeti, atidaviau už dyką, o dabar pirkau čia smėliką užpiltą duobę. Galėjau tus akmenis suversti, jei būtų sustaupę keli šimtai eurų. Da vienas variant. Atėjo kaimynė čia vat gyven. Ir ten tur tokia didelė plytų krūva. Aš net iš tikrųjų iš toli net nesuprantu, kas ten yra. Ten atrodo kaip koks pastatas, kaip statinys, kaip sandėlys. Bet pasirodo ten ir plytos tiesiog sukrautos į krūvą. Ir kai aš jau buvau viską užsikasęs, jau paskutinį trombavimą dariau. Čia dar vakar sak, o gal tau plytų reikia? Gal ir reikėjo, gal būčiau, tikrai ką būtumėm paėmę. Būčiau da kelias smėlio mašinas sutaupęs, da keli šimtus sutaupęs, gal net ir kokias 3-4, nes nu ten tikrai daug. O susikrausina šiandien nebūtų buvę ką veikti su tokia technika. Nesikur, kodėl? Nebestunk, seni. A girdi, nesikur. Kas negerai? Čiuk su to net, jeigu tai bus net neužves. Ai, taip turbūt. Ai, tu načia. Tai kaip čia gauna savo? Durnelis. Pagazuok. Gazo. Neišraus man. Dobės. Šiaip nieks nepaimtų jau. Oi. Vikšras. Ne taip norėjau. Tau užverst labiau norėjau. Bet vėl kobinį susmeigsiu. Nu į kas? Ką? Nesisuk. Užvertam tą, dabar ant savęs, ne į tą pusę, į tą. Op, dabar čia. Gerai. Nežinau, nesąmonė. Tas kobinys. Kaip man sekas? Lievai. O! Gerai bus, nieks neištrauks tas trambalkas. Gerai bus. Всё.
Seo, lipam. Lipam. Eina, šik, nu karoči, pirmąjį dar patrombuosim ten reikės. Nu tikėkimės, net važiuos kokį fiską ar neištrauks. Gal ne, ką žinau. O tą čia su atviorka nuvaryti irgi nėra labai sudėtinga, manau. Nu ką, ačiū, kad žiūrėjai. Susitinkam kitoj serijai. O jei dar nematai, gali pažiūrėti šitus mano video. O jei nesubscribini, tai pasubscribink. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki malonaus. Nu ką, gal neištrauks nieks šitos trambalkas iki pirmadienio, ką? Gerai bus, gal raktelį vis dėlto paimkim.